Reikia sakyti, kad neįmanoma egzistuoti be dviejų priešingų sistemų, tarp kurių mes esame. Ir tarp šių dviejų sistemų, kur mes esame, mes visų pirma galime valdyti save, savo ateities būseną, tai yra savo likimą. Kitaip tariant, mes galime būti valdomi, jeigu virš šių dviejų priešingų sistemų egzistuoja dar aukštesnysis protas, kuris per šias dvi sistemas valdomus. Tai yra štai taip, čia mes turime kūrėją. Kažkas negerai rašosi. Kūrėjas, po to yra dvi sistemos, sakykime, gėrio sistema, taip ją pavadinsim, ir blogio. Ir tarp šių dviejų sistemų esame mes. Kaipgi tai nupiešti? Sakykime, štai mes vadinamės kūriniu, tiesiog kūriniu. Tvariniu, na, parašysime tiesiog kūrinys. Ir štai ši blogio sistema ir ši gėrio sistema veikia mus, išsaugodama mus, neutraliais, tam, kad egzistuotų bent jau pasirinkimo laisvės iliuzija, galbūt net ne iliuzija, bet sakykime taip. Stojomės, kaip buvo toks guminis žaisliukas, jojo, taip vadinasi, toks šokinėjantis toks dalykėlis, tarp žemės ir dangaus. Mokytojas, ne tiek, nereikia taip kalbėti, draugai, jūs čia perdedat šiek tiek. Atleiskite man. Blogis ir gėris. Taip geriau. Na, aš jūsų klausau. Mokinys. Mokytojas, čia šitoje schemoje dar galima daug ką parodyti. Visų pirma, gimstame mes su visišku blogiu. Bet pamažu kažkaip linkstam link gėrio pusės, prie ko tai? Tam, kad suteiktų mums pasirinkimo laisvę. Tai laisvo pasirinkimo teisę. Dėl to mes turime būti kažkur tarp dviejų vienodų valdžių iš kairės ir dešinės pusės.